Pamalonėkit paklausyti skaitimo iš apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams iš 15 skyriaus. Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių. Tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesa mirusiųjų prisikėlimo. Jeigu nėra mirusių prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo akise, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmygusiųjų tarpe. Girdėjote Viešpaties žodį. Šventosios dvasios. Amen. Brangus tikintieji, pratęsime tai, ką esame kalbėję Jėzaus prisikėlimo klausimu. Kaip minėjau, Vladas Balkevičius šių metų jaunimo gretose parašė iš tikrųjų vertingą darbą apie žemiškąjį Kristų. Ten yra tokie žodžiai: mokslinis ateizmas turi būti žinantis, o ne tikintis. Vadinasi, visiškai sutinka su mumis. Mes privalome tyrinėti pirmuosius šventojo rašto puslapius visų rimtumu. Mes nenorime sutikti su Balkevičiaus teze. Kristus prisikėlė todėl, kad nenumirė. Jį tik palaikė mirusių, tačiau jis nebuvo miręs ir todėl mokiniai jį pasiėmė ar išvogė ir tokiu būdu Kristus atsigavo, kurį laiką bendravo su jais. Ką Balkevičius sako apie mokinius? Jis visiškai teisingai kalba. Tačiau neabejotina, kad po nukryžiavimo pasirodęs Kristus savo mokiniams sukėlė didžiulį įspūdį. Jie dabar buvo priversti patikėti jo prisikėlimo iš mirties faktu. Štai šitas klausimas, ar Kristus buvo tikrai miręs, iš tikrųjų yra galbūt rimčiausias. Ir mes pamėginsime nors keletą minčių dabar apie tai. Reikalinga žinoti, kad nuo pat pirmųjų Kristaus viešo pasirodymo dienų jis susilaukė priešingumo žydų tarpe. Jis yra kalbėjęs apie savo lygybę su tėvu. Yra net kalbėjęs, kad yra Dievo sūnus. Yra nesykį diskutavęs su žydų vadovais. Ir, kaip rašo apaštalų darbai, žydai iš tikrųjų matė Kristuje pavojų savo monoteistiniai religijai. Žydai matė Kristuje mirtiną pavojų, ypač tada, kai minios pasitiko jį džiaugsmingai Jeruzalėje šaukdamos Ozaną. Tada vienas iš žydų vadovų yra pasakęs: geriau, kad vienas žmogus, taigi Kristus, numirtų, negu sukeltų liaudį prieš romėnus ir pražudytų daug žmonių. Žydų neapykanta lydi krikščionis nuo pat pirmųjų dienų. Apaštalas Paulius, kur tik nekeliavo po Mažąją Aziją arba Romoje, visur buvo žydų persekiojimas. Dėl to, kad jie negalėjo priimti jo skelbimo apie Kristų Dievo sūnų.
Toliau reikia atsiminti, kad ir krikščionys, taip pat ir romėnai, daug prisidėjo prie sukėlimo tos neapykantos, kuri viešpatavo pirmaisiais krikščionybės amžiais tarp žydų ir krikščionių. Mes turime žinių, kad po Jeruzalės sugriovimo 70 metais žydai buvo išstumti iš Jeruzalės sričių. Ten buvo draudžiama jiems gyventi. Tačiau jie buvo išmintingi žmonės ir Jabnės mieste tarp Jafos ir Aškalono jie sukuria, taip sakant, žydų akademiją. Ten veikia jų aukščiausioji taryba, jų švento rašto tyrinėtojai veikia iki Bar Kochbos sukilimo 132-35 metai. Paskui žydai persikėlė į Tiberiados miestą prie Genezareto ežero vakarinės dalies. Tačiau jie visoje Romos imperijoje buvo priešingi krikščionybei ir Kristui, kadangi tai buvo jų senosios religijos galas. Talmudas, kuris atsiranda 3 amžiuje, tai yra rinkinys tradicijų, mokymų, žodinio mokymo, kuris buvo surašytas daugiausiai prie Tiberiados ežero. Talmudas mums aiškiai skelbia, kad Kristus buvo nužudytas. Ir tokiu būdu Talmudas įrodinėja, kad Kristus buvo melagingas pranašas. Nes jeigu jis būtų buvęs tikras Mesijas, Dievo pateptasis, tai jis būtų tapęs žydų karaliumi. O Kristus pasirodęs esąs apgavikas, nes jis buvo paniekintas, suniekintas tautos akise ir gėdingai žuvo. Talmudas tvirtina, kad Jėzus iki paskutiniųjų amžių yra pragare ir ten verda srutose. Nepaprasta neapykanta Kristaus asmeniui. O štai aš jums paskaitysiu ištrauką iš Talmudo, kurią pateikia žydų istorikas Josefas Klausneris. Čia yra tikras Talmudo Sanhedrino traktato tekstas. Prieš tai šauklys daro skelbimą. Taigi prieš tai, ne anksčiau. Todėl ir skelbiama, Velykų šventės išvakarėse pakorė Jėzų. O 40 dienų anksčiau šauklys apskelbė, jis bus vedamas užmušti akmenimis, nes jis užsiiminėjo burtais ir suvedžiojo Izraelį, pastumėjo jį į atpuolimą. Jei kas turėtų ką nors pasakyti jo apgynimui, lai ateina ir pasisako. Betgi neatsiradus ne vieno jam apginti, jis buvo pakartas Velykų išvakarėse. Ūla atsiliepė, ar manai, kad jis išvis būtų buvęs jam reikalingas būtų buvęs gynimas, juk jis buvo suvedžiotojas, o visų gailestingiausiasis viešpats sako, tau nevalia jo gailėtis, nei slėpti jo nusižengimų. Matyt, su Jėzumi būta ne kitaip, jis buvo žinomas valdžiai. Taigi, žydai iš tikrųjų bijojo, nekentė ir labiausiai rūpinosi, kad Jėzus būtų pasmerktas mirčiai. Piloto pastangos jį kaip nekaltą paleisti baigėsi nesėkmingai. Žydai kaltino pilotą, o jis faktiškai turėjo savo biografijoje tokių silpnų vietų, dėmių ir žinojo, kad žydai skundžia jį Romai. Žydai kaltino, jeigu tu paleisi Jėzų, tu esi Ciesoriaus priešas. Aiškiai grasino jį apskųsti.
Ir šitie patys žydai be abejo labiausiai rūpinosi, o jie buvo gudrus, organizuoti, kad Jėzus jokių būdų neišvengtų mirties. Ir seniausia žydų tradicija, aš tyčia ir kalbu apie Jabnę ar Jamnijos miestą, kur po Jeruzalės sugriovimo buvo žydų akademija, kur buvo pradžia padaryta Talmudui, surašytam tradiciniam mokymui. Ten buvo aiškiai tautai skelbiama, kadangi Jėzus mirė, kadangi jis mirė ant kryžiaus, jis negali būti Dievo siųstasis Mesijas. Kodėl? Štai paaiškinimas. Pakartoto įstatymo knygoje, taigi žydų toroje, žydų įstatyme, yra toks sakinys. Prakeiktas, kuris kabo ant medžio. Ir šitą tekstą vartoja apaštalas Paulius. Pas žydus mirties bausmė buvo vartojama Jėzaus laikais retai, senovėje buvo dažniau vartojama, dažniausiai būdavo žmogus užmušamas akmenimis, pavyzdžiui, jeigu piktžodžiaudavo Dievui. Kristus buvo apkaltintas kaip piktžodžiautojas, kaip pasisavinęs Dievo garbės titulą. Kasgi atsitiko su Jėzumi, jeigu jis turėjo būti įduotas į Piloto rankas? Kodėl žydai taip stengiasi, kad teistų ne Sinedrionas, ne žydų taryba, bet Pilotas, Romos vietininkas? Ogi tik todėl, kad Pilotas turėjo teisę nubausti mirtimi. Pilotas mėgino nukreipti savo privilegijas, teiskite patys, bet žydai puikiai suprato, jiems nevalia nubausti žmogaus mirtimi. O nubausti mirtimi jie labai norėjo, prisimindami pakartotą įstatymą, prakeiktas, kuris kabo ant kryžiaus. Taip darydavo žydai senovėje, jeigu užmušę kokį piktžodžiautoją akmenimis, jie paskui paimdavo kūną ir pakabindavo ant medžio, ant baslio. Tai buvo didžiausias tautoje paniekinimas ir toks žmogus pagal šventąjį raštą buvo skaitomas prakeiktuoju, katara. Graikiškai taip mes randame seniausiame vertime Senojo testamento. Ir apaštalas Paulius mums tą mintį kartoja. Jis visiškai nesibaido to, kad žydų akise Kristus buvo prakeiktasis. Paulius taip duoda mums suprasti, kas yra išganymas. Vietoj mūsų Kristus tapo prakeiktuoju. Jis pasiėmė ant kryžiaus mūsų nuodėmes. Ir tokiu būdu Paulius aiškina išganymą. Kristus išganė mus, už mus tapdamas prakeiktuoju. Taigi žydai, kurie turėjo visur, galima sakyti kiekvienam kaime, savo atstovų, sinagogos tarnų, fariziejų, kurie buvo uolūs senojo įstatymo tradicijų sergėtojai, įstatymų sergėtojai. Jie lydėjo Kristų nuo suėmimo iki paskutinės minutės. Ir jie, aišku, nebūtų leidę šitam prakeiktajam išlikti gyvam. Todėl šiandieną praktiškai niekas neabejoja, kad žydai, kaip liudija jų seniausia tradicija, Talmudas, mesgi girdėjom, iš tikro buvo nužudytas. Ir todėl mes turime teisės kalbėti apie Jėzaus mirtį. Labai įdomus buvo straipsnis, kurį 84 metais atspausdino Nauka ir religija, apie Turino drobulę. Drobulę, kurioje, kaip spėjama, atsispaudė nukankinto Jėzaus kūnas.
Žiūrėkit šitam 84 metų Nauka religijos straipsnėje, du istorikai taip rašo. Mokslinėje diskusijoje apie Turino drobulę buvo kalbama, nors tai ir nepaplyto, kad žmogus, kieno bruožai atsispaudė drobulėje, galėjo būti ne evangelinis Jėzus Kristus, o taip vadinamas mažasis Kristus. Tai yra charizmatinis, įkvėptas bendruomenės, ankstyvos krikščionių bendruomenės narys, sektos narys, kuris iš fanatizmo ar trokšdamas kankinystės pasisiūlė, prikalamas ant kryžiaus, sutinkamai su Jono Evangelijos tekstu. Tai nebuvo neįmanomas dalykas. Šventųjų gyvenimai tuo laiku pilni tokių baisių kankinystės aprašymų. Štai šitas tekstas, ateistinio žurnalo tekstas, rimtų istorikų, būtent pirmiausiai Arutunjano. Šitas tekstas, ar mums kartais nepasako, kad autoriai šito tariamai ateistinio straipsnio faktiškai pasakė daug tiesos. Tuomet, Kristaus laikais, Jėzus buvo tikrai mažos, silpnos sektos narys. Ir čia yra pripažįstamas jo nukryžiavimas ir jo mirtis. Įsimastykime į tuos žodžius, nes juose yra daug tiesos. Klausimas bažnyčioje statomas taip. Kokiu būdu apaštalai, ypatingai Paulius, galėjo šitą žmogų, šitą dievažmogį, Jėzų Kristų, priimti kaip savo išganytoją, jeigu pagal žydų aukščiausią autoritetą, šventą raštą, jis buvo tautos akyse prakeiktasis. Jokiu būdu nebūtų buvęs sekminių pirmos dienos, kada apaštalas Petras ir šalia jo 120 artimiausių mokinių apkaltino žydus per derliaus šventę, kad jie nužudė Dievo sūnų. Ir ten rašoma, apaštalų darbuose, žmonės graudinosi ir klausė, ką mums daryti. Taip gimė bažnyčia. Žmonės pripažino Jėzaus prisikėlimą Jeruzalėje, ten, kur Jėzus prieš 50 dienų buvo nukryžiuotas, ir tą dieną buvo apkrikštyti 3000. Argi žydai buvo tokie lengvatikiai, kad jie būtų galėję patikėti tuo, ką apaštalai galėtų meluoti. Žydai gerai organizuoti tuo laiku, kada buvo Velykų šventės ir paskui derliaus šventė, kur buvo 100 000 žmonių iš viso pasaulio susirinkusių žydų. Štai bažnyčia gimė tarp tų prieštaravimų ir vis dėlto bažnyčia įtikino net Jeruzalėje, net praslinkus vos 50 dienų po Jėzaus mirties ir prisikėlimo. Įtikino žmonės ir sekminių dieną 3000 priima krikštą. Visą tai pamastykime, prisimindami nepaprastą žydų organizaciją ir jų aukščiausios tarybos funkcijas, bendravimą su kiekviena sinagoga, su kiekviena bendruomenė. Štai šitaip mes privalome mąstyti apie Jėzaus prisikėlimą. Apaštalai Evangelijos to neslepia, po Jėzaus mirties pabėgo.
Jiems atrodė, jog viskas pralaimėta, pralošta. Jiems atrodė, kad tai, kas skelbia Kristus, yra fikcija. Tai kodėl po 3 dienų staiga tie apaštalai pasikeičia ir pasikeičia visam gyvenimui. Eina po visą pasaulį, nešdami Evangeliją ir mirdami kankinio mirtimi. Kaip paaiškinti Pauliaus asmenį, kuris mokėsi jaunystėje Tarse, Mažojoje Azijoje, svarbiam mieste, mokėsi graikų mokykloje, paskui kelis metus mokėsi Jeruzalėje, Žydų akademijoje pas žymų rabiną Gamalielį, kuris buvo svarbiausias krikščionių persekiotojas tuoj po Jėzaus mirties. Jis buvo žydų fariziejų arba žydų tautininkų atstovas. Jis persekiojo Jėzų. Kodėl prie Damasko, pamatęs Jėzaus apreiškimą, kurį jis yra aprašęs bent 2 kartus, kodėl jisai tapo krikščionimi ir su tokia energija skelbė Evangeliją pagonims. Šitai reikalauja paaiškinimo. Vadinasi, apaštalai ir ypatingai Paulius, šitas išsilavinęs žmogus, palikęs mums nemažai raštų, tvirtina, matė Jėzų prisikėlusį. Mes tikime šitų žmonių liudijimu. Ir čia aš noriu dabar pabrėžti. Man, kai draugai yra sakę, pamėgink įrodyti Kristaus prisikėlimą. Noriu pabrėžti, bažnyčia moko. Mes šito įrodyti negalime. Mes tikime apaštalų skelbimui. Mes stengiamės įsitikinti, kad apaštalai nemelavo, negalėjo meluoti. Beje, tai pripažįsta ir Balkevičius. Nuostabu, jisai sako labai aiškiai. Apaštalai nebuvo piktos valios žmonės, jie nebuvo melagiai ir tai, ką jie skelbė, buvo jų giliausias įsitikinimas. Jie buvo tiesiog priversti patikėti Jėzaus prisikėlimo iš mirties faktu. Taigi bažnyčios tikėjimas aiškiai suformuluotas. Jėzaus prisikėlimas yra tikėjimo tiesa, mums privaloma tiesa, ji remiasi apaštalų ir kitų liudytojų paliudimu. Mums atrodo, kad apaštalo Pauliaus ir kitų apaštalų tikėjimas ir išpažinimas, nepaprastai užakcentuotas išpažinimas, kad Jėzus prisikėlė ir mes esame jo liudytojai. Apaštalų darbuose tai kartojama keletą sykių. Mes esame jo prisikėlimo liudytojai. Nebūtų bažnyčios, jeigu nebūtų šitų akivaizdinių liudytojų. Nebūtų Romos bažnyčios, nebūtų Mažosios Azijos bažnyčių, nes ten, kur keliavo Paulius, Petras, kiti apaštalai, buvo pagrindinis dalykas. Jėzus prisikėlė ir mes esame jo prisikėlimo liudytojai. Štai noriu pabrėžti, vis dėlto mes nesame tokie betarpiški liudytojai ir mes galime tikėti, mes pasitikime šitais asmenimis. Čia noriu pabrėžti dalyką, kurį žmonės mėgsta kažkodėl moksliniuose svarstymuose užmiršti. Svarbus dalykas mokslas, svarbi teksto analizė, bet žmogaus gyvenime vis dėlto dar svarbesnę vietą užima tarp žmogiškieji santykiai. Juk tai, kas yra didžiausia mūsų vertybė, yra meilė kitam žmogui, meilė kitam asmeniui, meilė Dievui tikinčiųjų srityse. Taigi nepamirškime šitos tarp žmogiškųjų santykių srities.
Neįsivaizduokime, kad galime vien tik tai sausom analizėm, tekstų skaitimų pragyventi gyvenimą. Vis dėlto pirmoji vieta, ar slėpsi ar neslėpsi, vis dėlto priklauso tikrai giliai meilei. Juk tam žmonės gyvena. Ir štai klausimas, kodėl apaštalas Paulius, pažinęs Kristaus auką ant kryžiaus, parašė laiške Galatam tokius žodžius: aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvas manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Reiškia, Kristaus apaštalo Pauliaus gyvenime lemianti vaidmenį buvo supratimas, kodėl Kristus mirė. Ir štai šitas apaštalas, kuris tiek daug vargo, pėsčias keliaudamas ne šimtus, bet tūkstančius kilometrų, kuris rizikavo 10 kartų gyvybę, žydų persekiojimas, kodėlgi jis, buvęs krikščionybės priešas, persekiotojas, parašė šitą meilės himną Kristui. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir labai prašau, pagalvokime apie tarpžmogiškuosius santykius, apie šitą svarbiausią sritį. Kam reikalingas mokslas? Kam reikalingas pažinimas? Kam reikalingas šventasis raštas? Kad mes mylėtume žmogų, kad mes mylėtume Kristų ir savo meiliai rastume amžiną, pagristą atramą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.